Sveiki, su jumis Gyduolis Teisutis, kosminė sąmonė. Aš esu kvantinio gydymo metodikos, praktikos, hipnozės, coachingo, metodo, technikos sertifikuotas praktikas. Jeigu jums šitie žodžiai skamba per sudėtingi, tai yra dėl to, kad jūs nesat pakankamai nušvitę ir nesuprantat mano genialumo. Šiandien noriu jums su jumis pasidalinti vieną budinančią žinutę, kuri praplės jūsų sąmonę. Ta žinutė yra apie žodžių vartojimą. Jeigu vartojate žodžius sąmonė, vibracija, pasąmonė, reinkarnacija, samsara, kvantinė, jeigu žodį naudojate, gali būti naudojamas kvantinis gydymas, kvantinė sąmonė, kvantinis sumuštinis, kvantinė blakstiena. Irgi labai gerai tinka šitą žodį. Taip pat energija, bioenergetika arba tiesiog energetika, eterinis arba eteris, kosminis, kosminė, lupa kosminė. Taip pat žodis besąlyginis arba besąlyginė, pavyzdžiui, besąlyginis BMW, besąlyginis karburatorius arba besąlyginė malka. Irgi šitie žodžiai labai gerai tinka. Tai va, norėjau pasakyti, kad kai kartoji šituos žodžius, tavo sąmonė plečiasi. Jinai plečiasi kaip šprotų konservai kaitinami ant vidurinės viryklės. Kuo dažniau kartoji šituos žodžius, tuo labiau pažengi dvasiniam kely. Geriausia, jeigu kas antram sakiny įterpi po tokį žodį, tada esi labai pažengęs dvasiškai žmogus. Tai yra slapta tiesa, kurią man patikėjo mano guru Svamis Žudikananda. Tai va, norėjau pasidalinti šitą budinančią žinutę. Taip pat noriu pasinaudoti progą ir paminėti, kad galite įsigyti mano kursą Kvantinio oro manifestacija, kuriame išmokau, kaip manifestuoti tiesiog kvantinį orą iš oro. Jisai kainuoja tik 1253 eurai. Bet čia tik tai, jeigu pirksi iki šiandienos. Tai va. Jeigu nusipirksi ir norėsi, pagalvosi, kad šūdas ir norėsi sugrąžinti pinigus, tai aš to pinigų negrąžinsiu. Aš čia tau ne kokia labdara. Jeigu nemyli savęs, tai nemyli kitų, aš save myliu. Tai va. Tai va, ačiū tau. Čia buvo Teisutis kosminė sąmonė su nauja budinančia žinute. Namaste.